Sveiki, sveikučiai, brangiai. Jau ateinantį pirmadienį, Liepos 6, per Mindaugo karūnavimo dieną, būtent čia, Trakuose, bandysiu pasiekti dar vieną pasiekimą, dar vieną iššūkį ir apiplaukti 5 savo mylimiausius Trakų ežerus, neišlipant į krantą. Be jokių vamzdelių, be jokių lastų, tik su vietiniam ežerų žolytėm, žuvytėm, artimųjų bei artimųjų draugų palaikymu. Jeigu jums kyla klausimai, kam ir kodėl jam to reikia, tai 3 pagrindiniai aspektai, chebra. Pirmasis, kad visi, kas išgirs apie šį iššūkį, šalia išgirstų ir frazę "plaukiokime švariuose ežeruose". Čia maudosi mūsų vaikai, tėvai, artimieji, per artimiausiai draugai. Tai kad, chebra, nenuodykime patys savęs. Mes valgom žuvį iš šių ežerų ir šiukštiname. Pažiūrėkit, vos per pusvalandį galima ištraukti šitiek šūdo. Nereikia šiukštinti. Ežerų taršos prevencija turi būti visiems mums labai aktuali. Antrasis dalykas tai savitobulėjimas ir savo ribų didinimas. Ir trečiasis dalykas tai pamotyvuoti save, savo kraštiečius, kad jeigu aš galiu tai padaryti, tai jūs galite dar geriau ir dar lengviau. Tai be abejo, noriu būti puikių pavyzdžių savo sūnui. Planas itin paprastas. Saulutei vos prašvitus apie 6:20 startuoti kur daugiau, jeigu ne prie Trakų pilies. Hop, ir plaukti į Bernardinų ežero link traukinių stoties. Plaukiam, aplink Bernardinų ežerą, įplaukiam į Nerespinką, į žolėtą mūsų Nerespinką, per žolytės, grįžtam į Galvį ir didįjį Skaistį. Per visą Skaistį, valandėlės, plaukiam, čilinam, kol nepriplaukiam Teškevičiaus mūsų gražojo. Ten galbūt sutiksiu jūs, ten paprikolinsim, ir plauksim link slėnio. Ten iššausim po 100 g skanios lašyšos. Plauksim link irklavimo takų, irklavimo takais link Totoriškio ežero pro geležinį tiltą, per Totoriškio ežerą greitai praskrysim ir finišas prie Trakų pilies ir švenčiam.